Sveiki, pristatau Jums atnaujintą šepetėlinę beje Ulterą. Konkrečiai čia guli 36 V modelis, bus ir 24. Šafto ilgį tikrai visi žinot, nuo 60 ir į viršų. Tai gal norėčiau pabrėžti, kas yra nauja šioje Ulteroje. Visų pirma, tai kaip ir Terovoje, taip ir Ulteroje yra atnaujinti vidiniai kontrolės moduliai. Taipogi viršuje yra integruotas naujas kontrolinis modulis. Tinklo pajungimo kabelis jau nebe 2 metrai kyšančio, o prijungiamas prie pačio viršaus. Prailginimas taipogi yra komplekte. Prie visų Ulterų bus komplektuojamas ir kojinis pedalas, kuris, kaip aksesorika, matau, įgauna jau populiarumą. Propeleris, tinklo adapteris pajungimui prie Helix ar Solix. Viskas yra jau komplektacijoje ir be abejo, dėka naujų valdymo blokų komplektacijoje rasite ir naujai Minkotos valdymo pultelį, kuris yra su vidinėmis baterijomis, kurios yra keičiamos, tad jokio pakrovimo kabelio 4 mėnesius naudojate, pasikeičiate baterijas ir toliau nematote vargo su jokiu dakrovimu ir panašiai. Taipogi dėl naujos programinės įrangos ši Ultera galės būti suporuota su jūsų telefone instaliuota OneBoat Network programėlė, kurioje jūs galėsite atlikti visas absoliučiai funkcijas, kurias su senesniais modeliais galėjome atlikti tik tai nuotolinio pultelio pagalba. Tai yra kalibravimas, visas valdymas, klaidų rodymas, programinės įrangos atnaujinimas, inkaravimas, dreifo režimas beje, taipogi yra jau su nauja programinė įranga. Tai šias esminės funkcijas jūs rasite tiek nuotolinėme pultelyje, kuris beje nuo šiol turės ir lietuvių kalbą, tiek ir pačioje programėlėje, kurią nemokamai galėsite parsisiųsti. Tai tiek.